Na kągi, štai kaip duona atsiranda namuose. Raugo atsarga, miltai. Raugą reikia atgaivinti, reiškia jį reikia pamaitinti ir tai užims gerokai laiko, ne mažiau kaip dieną ar dvi. Jis kyla po truputėlį, laikau jį tokiam indelėje visą tą laiką, kad nepadžiūtų. Ir štai jis jau pakilo, dabar galima jau kažko tai imtis. Perkeliu jį į tą indą, kuriame maišysiu duoną. Susirinku po to visus komponentus, ko man reikia. Ir viską reikia į krūvą sumaišyti. Po to paruošti miltai, va dar čia, ir jų taip pat reikia. Po to paruošti tą indą, kuriam kepsiu. Ištepu į sviestu, kad nepriliptų duona, neprikeptų. Kraunu išmaišytą viską, išmaikytą, jeigu maikau, ir laukiu, kol pakils. Porą, trejetą, 4 valandas ir panašiai, klausomai nuo temperatūros. Kai duona pakyla ir skaniai kvepia, į krosnelę jį 480 laipsnių, 10 minučių, kad truputį apdžiūtų, po to dar 380 laipsnių dar valandą. Ir štai duona kvepianti, miela, skani jau pas mane.